Taigi visų pirma, norėčiau padėkoti organizatoriams, kad mane čia pakvietė, nes tiesą sakant, kaip keliavau ir dariau visą šitą dalyką, apie kurį noriu dabar papasakoti, tikrai negalvojau, kad čia stovėsiu ir pasakosiu, tai tiesiog labai ačiū organizatoriams. Ir manau, savo pasakojimą galėčiau pradėti nuo to, kaip aš sugalvojau vykti į Ameriką ir kaip aš ten atsidūriau. Tai mano tikslas buvo apkeliauti Jungtinės Amerikos valstijas su longboardu. Žinoma, tas tikslas turėjo išsigryninti, kadangi aš iš pradžių galvojau, svarsčiau apie tranzavimą Amerikoje, svarsčiau apie galbūt važiavimą automobiliu, bet tranzavimą aš jau buvau tranzavęs Europoje ir šiek tiek man tai pasidarė nuobodu ir galvojau, reikia kažko įdomesnio. Ir tiesą sakant, į Ameriką bilietai buvo ganėtinai brangus ir aš galvojau, tai padarysiu tai kitais metais. Ir kitais metais, man atrodo, dar kitais metais ir taip gavos, kad tai tiesiog šitą svajonę paėmiau ir pamiršau, bet tiesiog maždaug prieš metus vieną vakarą tiesiog skrolinau Facebook'e ir pamačiau itin pigius skrydžių bilietus į San Franciską iš Europos. Aš seniau buvau žiūrėjęs bilietų kainas ir jos kainuodavo apie 1000 eurų. O tuo metu bilietą pamačiau už 188 eurus. Tai galvojau, čia yra mano galimybė ir jeigu aš jo nepasinaudosiu, tai tiesiog šitą svajonę nuplauks. Ir žinoma, aš puoliau iš karto nusipirkau tuos bilietus ir tiesiog dar nebuvau sugalvojęs, ką veiksiu toje Amerikoje, kai įsigijau bilietus. Taigi po to prasidėjo planavimas pačios kelionės ir taigi nusprendžiau tai daryti longboardu ir nustatinėjau kelią, kurio važiuosiu. Žinoma, čia yra jau galutinis žemėlapis, kurio aš keliavau ir sudarytas jau pačios kelionės, kadangi tas pats kelias, kurį keliavau pačioje kelionės eigoje, labai keitėsi, nes aš negalėjau numatyti, kur kokie keliai, kur kokios oro sąlygos, dėl to man reikėjo daug ką keisti. Ir aš savo kelionę pradėjau vakarų pakrantėje, tai yra San Franciske, ir baigiau New York'e. Ir viso įvyko apie 6000 kilometrų ir longboardų iš jų įvyko apie 4000, kadangi buvo vietų, kur man tiesiog policija neleido to daryti, buvo labai kalnuotų vietų ir teko kelis kartus ir patranzuoti. Bet daugumą kelio įvykiau vien tik longboardu ir tiesą sakant, dabar žiūrint į šitą žemėlapį man ganėtinai keista, nes tuo metu, prisimenu, kai buvau, aš kiekvieną dieną žiūrėdavau, kur aš jau nuvažiavau ir nežinau, jeigu matot toj pusėje tą pirmą vingį, aš kai buvau tenais jau galvojau, wow, kiek daug aš nuvariau, bet dabar atrodo tiesiog daug, neįtikėtina. Gerai, tik kelionė iš tiesų buvo ganėtinai sunki ir netgi man keista sakyti ganėtinai sunki, nes jinai buvo labai sunki. Aš neturėjau daug pasiruošimo, neturėjau pakankamai pinigų ir neskaitant to, prieš savaitę prieš pat skrydį aš mokiausi važiuoti longboardu Kaune ir visur vietoj viešojo transporto ar automobilio tiesiog važinėdavau longboardu ir taip gavos, kad nukritau ir susilaužiau ranką. Likus savaitę iki skrydžio. Tai tiesiog aplinkiniai ir draugai pradėjo sakyti, šiek, tai ženklas, tu susilauži ranką, kodėlgi tau netėjus to kitiems metams, tu neturi pakankamai pinigų, neturi patirties tai darant ir per metus tau išgis ranka ir kodėlgi tu to negali padaryti kitais metais. Aš pagalvojau, taip, tai yra logiška, kad aš galėčiau tai daryti kitais metais, bet aš pagalvojau, man dabar pasitaikė tokia galimybė, aš nusipirkau itin pigų bilietą ir man tiesiog reikia įsėsti į lėktuvą ir pasiduoti likimui ir tikėti, jog viskas bus gerai. Tai pagalvojau, kad kitais metais aš vėl sakysiu, kad dar kitais metais geriau, šią vasarą nuvyksiu kokį festivalį, pabūsiu su draugais, kur man patogu, smagu, bet supratau, kad arba dabar, arba niekada. Ir šią skaidrę pavadinau pozityvumas, dėl to, kad būtent pozityvumas man toje kelionėje padėjo realiai tikrai to žodžio prasme išgyventi ir pamiršti tiek nugaros skausmą, tiek kojų skausmą ir tiek visas baimės.
kadangi visoje šioje kelionėje rėmiausi mano vieno draugo pasakymu, kuris labai protingai pasakė, jo žodžiai buvo tokie, iš tiesų situacija, kurioje tu dabar esi, nėra iš esmės nei gera, nei bloga. Ir situacija, kurioje tu esi, tu ją padarai, tavo požiūris į situaciją padaro pačią situaciją gerą ar blogą. Ir aš tada supratau, kad man tiesiog reikia pozityviai nusiteikti ir tiesiog pamiršti visas negandas ir visas baimės ir tiesiog eiti tolyn. Nu ką aš galėjau padaryti, aš buvau kitame žemyne, aš negalėjau tiesiog, nežinau, paimti su autobusu, grįžti namo, nes tai buvo praktiškai neįmanoma. Mane skyrė labai daug vandens per visą Atlantą. Taigi, dar viena didelė problema, kaip ir minėjau, buvo pinigai, kadangi pačią kelionę pradėjau su $200 kišenėje. Ir jų man turėjo užtekti visai vasarai tiek maistui, tiek pragyvenimui ir tiek bilietui namo atgal. Ir bilietas namo atgal iš tiesų kainavo dvigubai daugiau, negu aš tuo metu turėjau. Tai žmonės tai išgirdę man tiesiog jo pakraupdavo ir sakydavo, kodėlgi tau nepadarius interneto projekto, kur žmonės galėtų tave paremti. Ir sakau, gerai, jeigu tik atsiras kažkas, kas nori paremti, nes nežinau, kam tai galėtų būti iš tiesų įdomu, bet padariau tą projektą ir mano tikslas buvo surinkti $500, aš surinkau daugiau negu tikėjausi, plus būdavo, jog žmonės tiesiog kartais į rankas duoda pinigus ir tiesą sakant, jeigu ne jie, tai aš ten, nežinau, tikriausiai būčiau likęs ar būčiau pardavęs visus daiktus, kuriuos turiu ir kažkaip grįžęs namo. Tiesą sakant, tie žmonės man labai daug padėjo ir ačiū jiems visiems labai. Ir dažnas klausimas, kurį man užduoda žmonės, tai kur aš miegodavau. Čia yra kelios nuotraukos, kur aš statydavau palapinę, tai dažniausiai po ilgos dienos važiavimo aš norėdavau tiesiog parkrist kažkur po medžiu, nesvarbu kur, nes tiesiog nejausdavau visiškai kūno ir susirasdavau kokį nors, nežinau, seną parką ar kokį mišką, kur žmonės manęs tiesiog nerastų ir galėčiau ramiai pernakvoti. Žinoma, didesniuose miestuose naudojau tokią platformą Couchsurfing, jeigu žinot, kas tai yra, ir nakvodavau pas žmonės, tai būtent per Couchsurfingą susiradau daug labai draugų, kurie man iš tiesų labai daug padėjo ir su jais kai kuriais iki šiol palaikau ryšį. Ir irgi, jeigu ne jie, tai visa šita kelionė būtų nepasisekus. Šitą skaidrę iš visų, kurias padariau, tai man bent jau yra įdomiausia, kadangi čia yra lėktuvo bilietas iš miesto St. Louis į New Yorką. Aš galiu papasakoti, kaip aš jį gavau. Man atrodo, kad geriausia pasakoti, jog viskas prasidėjo nuo to, kad prieš 3 metus aš susapnau sapną, jog esu įkalintas New York'e ir niekaip negaliu grįžti namo į Lietuvą ir netgi iš tiesų man tai patiko. Ir nuo to laiko, kai dėdavau, čia tikriausiai keistai nuskambės, kai dėdavau kokią nors nuotrauką į savo Instagramo profilį, visą laiką parašydavau buy me a ticket to New York City. Čia tokį hashtagą uždėdavau. Ir supratau, kad svajonės pildosi ir tavo mintis tikrai materializuojasi, dėl to reikia pagalvoti iš tiesų, apie ką jūs svajojate. Šitą bilietą aš gavau iš žmonių, kurie išgirdo mano istoriją ir pasakė, va, mes tau suteikėm galimybę, man dar buvo likę apie 1000 kilometrų iki kelionės galo, suteikėm galimybę tau skristi į New Yorką, ten praleisti 3 savaitės, kadangi už tiek laiko buvo mano skrydis atgal namo ir tu galėsi pamiršti nugaros skausmus, visas negandas, kojų skausmus ir tiesiog ramiai pabūti ir pagalvojau, kad jie sumokėjo netgi tikriausiai tiek pinigų, kiek aš turėjau ir aš tiesiog aš pagalvojau, kad juk tai darau ne dėl kito, dėl savęs ir jeigu pradėjau visą šitą kelionę longboardu, tai manau, aš ją turėjau ir pabaigti ir tiesą sakant, manau gerai padariau, kad neprimau šios dovanos. Tiesiog atsisakiau ir žmonės nepyko manęs, žinoma, ką galėjau padaryti. Tai va, kelyje būdavo tikrai visokių įdomų ir keistų momentų, žmonės tiesiog pypindavo, sustodavo, klausdavo, ką veikiu, kodėl tai darau, duodavo kartais tiesiog pinigų ir man tai atrodė labai keista. Čia užfiksavau vieną labai įdomų momentą, kada aš
įprasta diena buvo, nežinau, 40 laipsnių karščio ar 39 ir, tiesiog važiuoju longboardu, išgirdau už manęs mašiną, lėtai važiuojant ir pypsant. Ir jinai sustojo ir ranką parodė, ateik. Ir aš priėjau prie mašinos ir ten buvo dvi senyvo amžiaus močiutės, kurios valgė McDonald's maistą ir sako, va, sūneli, žinom, kad tu kankinies, imk kolos šaltus. Ir pagalvojau, wow, kaip tai yra miela ir kodėl žmonės tai daro, žinoma, man buvo labai keista. Ir va tokie maži dalykai iš tiesų ir skatina mane visą šitą kelionę tęsti, kadangi kiekviena diena atneždavo viską nors naujo, aš nežinodavau, atsikėlęs ryte dar kur miegosiu, ar kur mane nuves ši diena. Žinoma, buvo ir visokių negatyvių momentų, kada vakarė man pavyko nufotografuoti, kaip policininkas tikrina mano pasą, kadangi aš važiavau per miestelį mažą ir mane sustabdė policija ir pasakė, kad gavo skambutį iš gyventojų, jog siautė kažkoks vagis ir jie sakė, įtarė mane, man šie atrodo kaip aš. Ir galvoju, kodėl, aš sakau, tik pravažiuoju, aš papasakau visą savo istoriją, kodėl, kaip, ką darau ir jie sako, supratom, gerai, paleisim tave. Ir tas buvo, tokių atsitikimų su policija buvo gal keli. Va šita nuotrauka, kur namas yra ir automobilis, iš tiesų man ganėtinai daug reiškia, nes tiesą sakant, per ją galėjo baigtis visa mano kelionė ir kadangi aš buvau vienoje iš stovyklavičių, susipažinau su vaikinu, kuris pasakė, davai, tu rytoj niekur nevaryk, nevažiuok snowboardu, aš pavažiuosiu tave po miestą, susipažinsim, man papasakosi, ką nors, man trūksta draugės. Sakau, gerai. Ir po to sužinau, bendraudamas su vaikinu, kad jis iš tiesų yra narkotikų prekeivis. Ir yra plus dar, žinoma, tikriausiai jeigu esi narkotikų prekeivis, tai didelė tikimybė, kad pats būsi narkomanas. Aš turiu ir nuotrauką su juo, bet kadangi gerbiu žmonės, tai nenorėjau dėti nuotrauką su juo. Ir mes čia pasakėjo, tiesiog nuvažiavom pas jo draugę, bet ta draugė, kaip supratau, yra tiesiog narkotikų prekeivė, nes jinai įsėdo į automobilį, jis padavė pinigus, o jinai padavė tabletės ir jis tas tabletės vartojo ir tuo metu važiavo dar automobiliu ir gėrė ir galiausiai mūsų sustabdė policija ir per jį aš vos manęs nedeportavo ir ačiū Dievui, kad viskas baigėsi. Kadangi laikas trumpas, tai negaliu plačiai papasakoti, jeigu norėsit išgirsti, galite tiesiog prieiti per manęs papasakosiu. Gerai, čia yra nuotraukos iš kelio, kadangi kelias buvo tikrai ilgas ir sunkus ir rinkdavosi visokius kelius ir važiuodavau keliais, kur didesniais keliais, bet dažniausiai rinkdavosi senosius greitkelius, kur važiuoja nedaug automobilių, tam, kad nesudaryti niekam problemų. Pavyzdžiui, trečia nuotrauka irgi viršuje yra labai įdomi, kadangi aš irgi tiesiog vieną dieną važiavau ir mane sustabdė mergina ir paklausė, ką aš darau ir sako, gerai, šok pas mane, sako, automobilį, važiuojam iki degalinės. Sako, manęs paveš nereikia. Sako, tai čia tik už kilometro. Sako, tu nustepsi. Aš įsėdau pas ją ir mes nuvažiavome ir nuėjome į degalinę ir jinai sako, rinkis, ką nori. Sako, kodėl? Ir man pripirko maisto ir man būtent tuo metu, tiesąkant, jo stigo ir taip jinai mane labai išgelbėjo, tas riešutų sviestas, aš prisimenu, net į Lietuvą jį parsivežiau vieną indelį. Tai va, toliau, tikslai. Turėjau pačioje kelionėje tam tikrų vidinių tikslų. Šitą nuotrauką man yra labai svarbi, kadangi dar kai skridau iš Europos į San Franciską, prie manęs sėdėjo vyras ir žmona, vyras ir moteris, ir jie abu dirbo kompanijoje Apple ir kadangi skrydis truko daugiau negu 13 valandų, mes su jais gerai susipažinom ir patapom draugais, apsikeitėm kontaktais, davė savo vizitinę ir kai tik nusileidom San Franciske, tai
tas vyras man įteikė $1 ir pasakė, štai tau $1, pirmas tavo $1 Amerikoje, išleisk jį protingai. Ir aš savo pasakiau tą akimirką, kad aš to $1 tikrai neišleisiu. Ir kai nuvyksiu į New Yorką, apkeliausiu visą Ameriką, nufotografuosiu šitos daiktus ir jam nusiųsiu. Ir jis sakė, kai nusinčiau, tiesiog šokinėjo iš laimės. Ir man buvo gera daryti gerą, kadangi žmogus man pats norėjo gero. Ir tiesą sakant, čia turiu tą $1 ir kartais jį nešiojas kaip kažkokį laimės garantą ar sėkmės. Gerai, kai pasiekiau New Yorką, aš pagalvojau, prieš pasiekiant, tiesą sakant, New Yorką, galvojau, kad tikslas yra svarbiausia ir visą tai darau tam, kad pasiekčiau New Yorką. Bet kai pasiekiau New Yorką, supratau, kad kelionė baigta, o kasgi toliau? Ir tą akimirką supratau, žiūrėdamas į visus New Yorko dangoraižius, kad pati kelionė buvo atlygis savaime, ne tikslas buvo svarbus, o pati kelionė. Ir aš netgi jaučiaus, man net iš tikrųjų buvo gėda pačiam pripažinti, kad aš norėjau dar tęsti tą kelionę, kadangi visi man buvo tokie geri. Dauguma žmonių buvo labai geri, norėjau padėti ir dabar viskas baigėsi ir tiesiog laukiau skrydžio namo. Ir šita nuotrauka irgi man yra asmeniškai labai svarbi, kadangi dar vieną tokį savo vidinį tikslą turėjau prieš 3 metus, kai susapnau, kad esu įkalintas New York'e, sudariau su savim tokią sąlygą, kad man patiko labai vienas atlikėjas, jo vardas yra DBFX ir jo viena daina Colors. Tai kai išėjo ta daina, aš ją vieną kartą paklausiau ir pasakiau savo, kad aš jos daugiau niekuomet neklausysiu iki to laiko, kada atsidursiu New York'e. Ir praėjo 3 metai, aš sėdėjau prie Bruklino tilto, klausiau tos dainos ir man atrodo, tai buvo vienas geriausių momentų mano gyvenime, kadangi jaučiau, kad tiesiog aš kažką padariau, ką tikrai norėjau iki galo ir pravirkau ir tikrai buvo vienas geriausių momentų. Netgi visoje kelionėje, o aš toks mažytis. Okay. Čia yra paskutinė mano diena Amerikoje, New York'e. Pirmoje nuotraukoje žmonės man padeda nuimti ratukus tam, kad tilptų viskas į bagažą. Antroje nuotraukoje, aš sakė, būtinai turėjau paragauti tikros niujorkietiškos picos, o trečia nuotrauka irgi yra labai įdomi, kadangi tai yra paskutinė mano nuotrauka, kurią kažkas ar aš dariau Amerikoje. Ir čia mane žmogus, su kuriuo susipažinau per couchsurfingą, fotografavo ir pagalvojau iš tiesų tą akimirką, kad kaip keista, visi tie žmonės, kurie man padėjo, kurie davė pinigų, maisto ir pastogę, jie man buvo kaip šeimos nariai, nors aš su jais nebuvau, ta prasme, visiškai pažįstamas, buvo kaip geriausi draugai ir aš pagalvojau, kad kai aš išeidavau iš šių namų atgal į kelią, pagalvojau, kad tikriausiai aš gyvenime daugiau jų nepamatysiu, o jie manęs. Yra didelė tikimybė, kad aš jų nepamatysiu ir tas man buvo ganėtinai keista. Ir kai grįžau namo į Lietuvą, turėjau begalį įspūdžių ir žmonės tiesiog klausinėjo, kad papasakočiau visą tai. Ir buvo žmonių, kurie man patarė tiesiog paimti ir rašyti knygą. Ir aš nusprendžiau šitą dalyką daryti ir suprantu, kad tai labai sunkus darbas ir kai pradėjau tai daryti, tai yra tikrai labai sunku, bet aš jau įpusėjau šitą daryti ir manau, kelių mėnesių, gal pusmečio bėgyje bandysiu išleisti knygą ir visą tai papasakoti kažkaip plačiau. Tai ačiū Jums visiems.